Labas rytas visiems. 4 ryto važiuojam palikti mašiną ir pradėti savo kopimą į Rysį viršukalnę. Eina savo, toksai jaučiuos dar atsibudau ir vaikščiau po kambarį, nelabai supratau, kas vyksta. Nepilnas 4 valandas pamiegojęs, trečią keltis reikėjo ryto. Nuo viešbučio iki parkingo dar buvo 3-7 minutės pavažiuoti. Iš tikrųjų gabaliukas. Ir važiuojam link parkingo ir bandysim eit. Jau čia panašu, kad aš ir per vėlai važiuoju, nes jau iš galo 3 mašinos, o iki parkingo jau nebetoli liko. Gal neįsėjo į tą pačią viršūnę, bet dažniausiai visi eina į ten pat. Tiesiog reikės dabar skubėti šiek tiek, nes paskiau ten būna eilės, nes yra ir lenciūgais trasa. Tai jei kažkas tenais labai sulėtina, tai realiai susilėtina visi iš paskos, nes tenais nelabai priskubėsi su grandinėm, kai eini. Tai žiūrėsim, ar dabar man nuskanuos angliškos mašinos registraciją. Aš turiu čia įsipirkęs parkingą. Ai, čia žmonės yra, kurie dirba. Smagu. Jeigu ką, jis mane tikrai leis. Aš nesitikėjau, kad toksai bus pilnas parkingas ir tiek daug žmonių. Eina savo. Čia turbūt bus eilelė jau eit. Biškį pamiegojau ir bus linksma. Nu ką, nieko. Įmam tašę, pakuojamas daiktus ir lipam. Tai realiai nuėjus pirmus 2 km 700 turim poilsio zoną su suoliukais ir dar nesimato, aišku, paletas. Nu tai realiai iš yra 4 atskaitos taškai, kaip jūs pavadinti. 3 su poilsio zonom ir tualetais. Ir 4 taškas yra Morskio oko. Ten irgi yra suoliukų, kavinė ir tualetai, bet tenais mokama viskas yra. Ir tik tai gryni pinigai tenais. Kortelėm, kiek žinau, neaptarnauja. Jau net pradėjau vytis pirmus žmonės. Ten na priekį. Tai gal tempas yra geras. Jau toj turėtų prašviesėti, man taip atrodo. Nuėjus 4,5 turim antrą atskaitos tašką. Suoliukai ir tualetai. Čia galima eiti aplinkui takais, arba yra vietų, kur trumpini, kad neit ratu. Tiesiog eini čia. Ir dar vienas dalykas, toks jausmas, kad kairė koja pradeda trinti. Reiks kažkur stot, pasižiūrėti, aš negaliu patikėti. Kodėl trina man, aš šitais batais jau gerų pusę metų vaikštau. Aš beidamas priejau tokio sprendimo, nes tiek anais metais, tiek šiais aš bandau kopti iš karto atvaręs ir su mažai miego. Nes realiai, jeigu ryte veidas buvo apatinės, paukščiuk, tai reiškia, koja irgi patinus gali būti šiek tiek. Gerai, matau suoliukus, kalnų nesimato, labai gaila. Stoju 5 minutėm, pasitikrinsiu koją, nes aš negaliu patikėti, kad man taip nesiseka. Tiesos akimirka.
Tiek žinių. Turiu vaistinėlę ir pleistriuko. Važinėja girininkai. Turiu vaistinėlę ir pleistriuko, bet kas iš to? Aš garantuoju, čia yra dėl to, nes abu kartus aš tiesiog varau į kalnus pamiegojęs po 4 valandas nepilnas. O prieš tai dieną visą sėdėjau, vairavau. Ir dėl to koja ištinsta. Dešinė gerai, kairė tik tai. Nieko. Šūdas. Klijuoju pleistriuką ir einu bent iki Morskioką jau čia. 2 kilometrai liko. Kaip galvojat, su Lidlo vaistinėlė nebus kaip su Lidlo lipnia juostinė peršlampama? Klijuojam. Nežinau, kažkaip taip. Turiu dar pasiėmęs konversus, jeigu labai jau pritrins, atgal eisiu su konversais. O šitie, nežinau, kodėl jie mane pavedė. Viskas gerai būdavo su jais. Ai, pamelavau. Jau nuo 3 punkto tualetai yra padaryti mokami 4 zlotai už reikalų padarymą. Paskui aš nesistebiu, kodėl pilnas pakampės numyštas ir popieriais numėtytas. Čia turbūt ne aš vienas ant pleistriukų varau. Daug čia primėtyta. O kažkur turėjau tenais lipt šiandien. Bet nelipsiu. Ten va, na ta viršūnė. Pro debesis. Šiaip jinai iš tikrųjų dar kairiau biškį, ten dar aukščiau. Reikia lipti. Turėčiau lipti. Bet net jaučiu, kad tas pleistriukas jau net. Pleistriukas nusismaukė atgal. Tiesiog lipu iki Morskioko. Pasidėsiu. Persimausiu batus turbūt. Ir lipsiu atgal. Eina savo, aš negaliu patikėti. Tvariau 3 dienom. Turėjo būti 3 viršūnės. Jeigu nesudrošiu kulno iki galo, gal dar nuvaryt, pasižiūrėt, batų nusipirkti. Tiesiog patarimas visiems, kai jau čia ateisit ir jeigu eisit į Rysį viršūnę, jums reikia apeiti aplink ežerą, kad pasiekt sekantį takelį. Ir yra 2 takeliai, vienas po kairę pusę, kitas po dešinę. Aš einu dabar nuo namuko dešiniau, einu dešinę pusę. Jisai yra netoksai gal patogus negu po kairę. Bet čia po jo nieks neina realiai, nėra žmonių. Atnais yra tokių vietų, kur reikia prasilenkinėti. Ir tiesiog labai daug tokių stoviniabuvimių gaunasi. Turi praleisti kažką, tai kol peršokst upelį, vandenį. Aš tiesiog dabar tiesiu keliuku paeisiu ir papusryčiausiu.
Realiai nuo čia dar iki Rysio viršūnės yra 4 valandos ėjimo. Čia dar realiai turėjo apeiti ežerą. Ten vana yra takelis į viršų. Ten yra dar vienas ežeras. Čia maždaug apie valandą laiko užtrunka. Ir paskui nuo tenais iki tenais. Ir tai užtrunka 3 dar valandas ekstra. Nu, tai 6-7 valandas viena pusė. Aš ieškau, kur prisėst. Išgersiu vandens. Suvalgysiu sumuštinį ir žygiuosiu turbūt atgal, nes biškai nusivylęs. Pažiūrėkite, kokio skaidrumo vanduo. Ai, geras ir žuvis plaukia. Varysiu į apačią. Bandysiu dar išsaugoti šitą koją, šiandien jos nedrošiu. Gal rytoj bus geriau, reiks nusipirkti kokį nors geresnių pleistriukų, gal aš net neįsivaizduoju, net nesitikėjau, kad nusitrins, nes Alpėse vaikščiau prieš mėnesį laiko ir viskas buvo gerai su jais. Sakau, man čia atrodo, kad tiesiog dėl miego trūkumo gal tas toksai organizmo patinimas ir plus vakarykštės 12,5 valandų vairavimas ir viskas į vieną, aš kai visada suvarau ir paskui gailiuosi. Nu nieko. Ai, beje, kiek žinau, sukėlė kainas. Jeigu norite išsimaudyti, nesvarbu, kuriam ežere Tatrų, tai 500 eurų bauda. Dar anais metais žiūrėjau, 105 tik tai buvo. Tai realiai susimokat ir galite maudytis. Visiškai rūkas užtraukė viską. Jo, pažiūrėjau koją, pėdą, nieko ten gero šis nėra. Mazolis jau prisitrynęs. Užsiklijavau per naują ir judu atgal. Va tai va būna, jeigu pradėjai 9 ryto. Turbūt parkingas jau pilnas žmonių. Ir tokia nesąmonė gaunasi biškį. Grįžau į mašiną. Tai maždaug dabar taip atrodo tas pirmutinis parkingas. Ir parodysiu, kaip atrodo dar visa šalykelė ir taip toliau. Aš nesitikėjau, kad pirmadienį bus tiek daug žmonių. Gerai, ką šiandien turim? Turim 17,5 kilometro. Anksti kiek valandų? Po 9:20. Ne, pusė 10. Sąrašą įrašyta Slovakija. Sveiki atvykę į Slovakiją. Ble. Jo, tai pleistriukų neradau. Tvariau namo. Užsimegojau, kai už tėvynę 3 valandas beveik smigau. Šoviau kavos ir... Nefilmuoju savęs. Ir šaunu į miestą. Pagalvojau, turbūt aš nusipirksiu naujus batus. Nes su tais pleistrais aš nelabai ką turbūt čia prižaisiu. Reik normalių, tiesa nusipirksiu gal pusę išmeros didesnius batus ir manau tai bus geriausia, nes kažkaip aš nelabai tikiu, kad tie pleistrai gali išgelbėti kažką tai.
Kodėl taip tamsu? Dar taip 5:30. Gerai, geros naujienos. Yra batai. Nežinau, tipo haikinimui, tipo itališki ir tipo kainavo 300 kem zlotų ir dabar 170. Tipo. Svarbu, kad jie man atlaikytų dvi dienas ir aš jais būsiu labiausiai patenkintas gyvenime. Pasiėmiau didesnių šiek tiek. Geriau aš eisiu super dideliais negu super mažais. Jo, tai varyt namo ir žiūrėtis, kurią viršūnę rytoj imt. Aišku, būčiau vyras, tai galėčiau varyt pasiimt tą patį, ką šiandien. Neužbaigiau, kad užbaigt. Bet jau tingiu. Tingiu, nes man užknisa iki tas morskė oko eit. Tas 2 valandas, tie beveik 9 kilometrai, nei ten realiai. Tingis, nes, blemba 20 kilometrų eit, kur tau neįdomu, į priekį atgal vos ne 20 kilometrų. Absurdas. Pagalvosiu. Aišku, būtų gerai užbaigti ir gal nuo Slovakijos pusės važiuoti. Vienu žodžiu, update'as jau bus rytoj ryte. Iš kur važiuosiu, kur eisiu. Tikrai jau nedarysiu tokio ankstyvo starto. Išsimegosiu iki 6, kavutė, dušas šaltas ryte ir į trasą, nes šiandien, kai išpratėjęs, akis išdegęs, išlėkiau ir tokia nesąmonė gavosi, tai sakau, visa atostogų nuotaika dingo. Vienu žodžiu, gerai, ant ryšio.